Sveiki. Tai šiandien ketinu parodyti, kaip Toyota Auris automobilyje reikėtų įtempti arba pareguliuoti rankinį stabdį. Kadangi šitų darbų būtinybė man iškilo po to, kai keičiau galinių stabdžių suportus, tai nusprendžiau tą patirtim pasidalinti su jumis. Tai kad prieiti prie rankinio stabdžio reguliavimo reikia nuimti šitą visą apdailos detalę. Tai jos nuėmimas prasideda nuo to, kad reikia čia atsukti 4 šitos varščiukus. Tai tą ir darysim dabar. Dabar reikia prieiti čia. Čia reiškia galima atsuktų paprastai. Su kairė ranka. Va, išsiėmė vienas. Išsiėmė antras. Ir dabar čia po šitais, čia yra iš vienos pusės varžtas va, toksai. Ir iš kitos pusės yra toks pat. Reikia išimt. Ir viskas. Dar tiesa reikia atkabinti šitą, kaip jis lietuviškai vadinasi teisingai, prikurkį. Atkabinam laidukus, paprastai patraukti reikia ir atsikabina. Va. Perspėju, kad ten galima rasti lobių. Taip pat rankinio stabdžio reguliavimas yra atliekamas, nežinau, čia matysis, nematysis, yra va rankinio troso galiukas ir čia yra 2 veržlės. Taip geriau matysis. Yra 2 veržlės. Viena yra fiksuojanti, tai ją pradžiai reikia atsukti, o tada įtempimas arba atlaisvinimas vykdomas antros veržlės pagalba. Tai dabar, kadangi taip nesimato, tai aš ištrauksiu. Va, kad parodyt. Tai fiksuojam vieną veržlę. Galima rakčiuką, galima galvutę. Atsukam fiksuojančią veržlę. Kaip patogu, kam nuimt, kam nenuimt. Va, ir dabar priėjimas yra prie reguliavimo veržlės. Tai teorija tokia, kad turi būti įtempta iki 3 šitų, kaip čia, klik. Pas mane biškį daugiau yra. Nežinau, aš taip ir paliksiu. Bet technikiniai reikalauja, kad būtų iki 3 maždaug šitų užtempimas. Tai va, kai po to, kai sureguliuojat šitą veržlę, užsukėt fiksuojančią veržlę, ir surinkimas vyksta analogiškų principų.
Tai štai toks nesudėtingas procesas yra rankinio troso reguliavimas šiame automobilyje. Dar būtinai noriu paminėti, kad atlikus šį darbą ne pro šalį būtų pakelti galinę automobilio dalį ant domkrato arba keltuvo ir patikrinti, prasukant ratus ranka, ar ne per smarkiai įtempėt rankinio trosą. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot ir iki.